Sveiki, tyliai judame pirmin, bet sulaukėme tikrai nemažai klausimų iš statybų temos, tad norime vieną iš jų pasidalinti su jumis. Namo dailylentės. Kokios jos, kaip apdorojamos, kokios gali būti ir ką geriausia pasirinkti, konsultavomės pas ekspertą Edviną. Naudoti dažus ar dažyvę, žmogus renkasi pagal grožį bei ilgaamžiškumą. Gražiau yra dažyti dažyvę, tada medžio raštas bei visa struktūra išlieka. Aišku, ilgaamžiškumas yra daug trumpesnis negu dažyti dažais. Dažymas dažais, pilnas užliejimas paviršiaus ir suteikia medžiui geriausią ilgaamžiškumą. Pramoninis medienos dažymas skiriasi nuo paprasto rankinio. Žinoma, jūs visada galite nusidažyti ir patys, tai yra daug smagiau turbūt. Bet laiko užgaištate dvigubai daugiau, reiškia, pramoniniu būdu dažant medieną, mes ją impregnuojame, 2 kart dažome su skandinaviškais dažais. Tai atsiranda puikus sluoksnio padengimas, per 3 sluoksnius užauginame puikią ir ilgaamžę apsaugą, bei tuo pačiu galime visą tą darbą padaryti 2, 3 ar 5 kartus greičiau. Taigi turime pasirinkę skandinavišką medieną, turime kelis lentų tipus. Pirmas lentų tipas tai yra, kai mediena yra, reiškia, pilnai obliuota lygi. Ją naudojame dažniausiai apdailai, kaip ir antrą tipą. Antras tipas yra šiaušta lenta. Šiaušta lenta yra pasišiaušęs paviršius, taip pat skandinaviškas gaminys, kurį naudojame lauko apdailai. Kas ilgiau laiko, kas geriau tarnauja fasadui, tai žinoma, kad dėl estetinio vaizdo renkamės obliuotą lentą, kai darome angokraščius, palangės, bet pats fasadas geriau tarnauja, kai yra šiurkštus paviršius. Šiurkštus paviršius, kaip visi žinome, geria ir impregnantą, ir dažus labiau į save, daugiau. Tai reiškia, galima padengti didesnį sluoksnį bei turėti ilgaamžiškesnę apsaugą. Mes ne tik atliekame pramoninio medienos dažymo paslaugą, bet tuo pačiu ir deginam medieną. Deginam ir terasinės lentas, ruošiame ekskliuzyvinius, labai ypatingai gražius fasadus, ruošiame dailylentes, joms suteikėme įvairiausius atspalvius. Tuo pačiu galime pasiūlyti oksiduotą, alyvuotą, impregnuotą medieną. Baliname vidaus dailylentes. Mes komplektuojame medieną ir jums galime pasiūlyti įvairiausių profilių, tipų bei sprendimų jūsų fasadui. Visus profilius bei fasadus rasite Romo Kalnatos gatvė 10 Petrašiūnai. Tenais turime dažų parduotuvę. Mūsų įmonė vadinasi UAB Medienos dažymas.